Nu tai gerai. Nu ką, labas vakaras visi vyrai. Senukai tie žvejai, kaip sakant, jau daug metų žvejoja. Jau tampa kaip ir tradicinės, 3 metai iš eilės vyksta šita taurė, draugų taurė. Tai yra ne kažkokios komercinės varžybos. Tai yra draugų susirinkimas, kartu pažvejojimas, prizų pasidalinimas ir geras laikas. Tai va, dabar norėčiau pasakyti taip, kad varžybos vyks paprastų principų. Rytoj apie iki 2 valandų bus pietus. Taip, tiesa, mus, kaip sakant, mus maitins, valgyt darys ir, kaip sakant, per pietus mus maitins medžioklės ragas, va, Rulis, kuris tikrai, va, prisideda prie šito renginio. Jo, tai va, jis mus maitins, kad mes tikrai grįžtėm, jo, kad mes grįžtėm nesukūdę normalaus sudėjimo. Kitas dalykas tikrai, va, dabar va, yra šef pavaras, kur Artūras daro, šį vakarą jis mus vaišins. Aš galiu pasakyti taip, įsitrauksim sektorius, pasiruošėm savo vietas ir vėl grįžtam čia, nes bus kubilas, bus vakarienė, bus pasišnekėjimas, diskusijos, pasidalinimas gerąją patirtim. Tai va, po įsitraukimo sektorius stengiamės kuo greičiau sugrįžti čia. Tai yra draugų varžybos, vis dėlto mes turime vieni kitiems padėti. Nu ir ką, linkiu gerų sektorių, gerų varžybų. Galiu pasakyti dėl prizų. Prizai kokie yra? Yra 1, 2, 3 vieta, didžiausia žuvis, taurės. Paskui yra sponsorių, kur iš kiekvienas kažkas tai iš mūsų, kurie yra kaip sponsoriai, tegul varžybų metu pagalvoja. Už 1, 2, 3, 4, 5, 6 gražiausiai elgėsi, diplomatiškiausiai elgėsi, mažiausiai žuvį. Tai yra jūsų fantazija. Jūs atvažiavo čia, tai yra didžiulė šventė. Tai vieni kitiems būkim malonus, būkim tolerantiški ir gerų varžybų, gerus sektorių traukimų. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, е-е-е-е-е. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны и ликаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-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 ла, ла-ла-ла-ла-ла.
закрыта наша роль, да наша роль, да наша роль, да наша роль. Не может без охранников король, когда идем дрожит кругом земля. Всегда мы подле короля. Охрана! Встает охрана! Если близко воробей, мы готовим пушку. Если муху верь, взять ее на мушку. Куда идет король? Большой секрет, большой секрет, большой секрет, большой секрет. Большой секрет. А мы всегда идем ему вослед. Величество должны мы уберечь от всяческих ему ненужных встреч. Охрана! Встает охрана! Если близко воробей, мы готовим пушку. Если муху бей, взять ее на мушку. Пусть нету ни кола и ни двора, зато не платят королю налоги работники ножа и топора, романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить. По-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю. Равно прохожих ищем с ночи до утра. Чужие сапоги натерли ноги Работникам ножа и топора, романтика большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить. По-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю родному. Нам лижут пятки языки костра. За что же так не любят недотроги работников ножа и топора? Романтика с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем. Čia iš nevilties, kai karpiai nebeima, nu tai belieka vienas dalykas. Negailėti ir jokių būdų negailėti. Ir pasakyti, o Neptūne mano mielas, susimildamas atsiųsk mums mažą karpiuką. Yeah. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Labą dieną. Nu, tai ir baigėsi trečiosios draugų taurės varžybos, kurios įvyko gana sklandžiai. Oras buvo geras, lietaus negavom, kad ir gavom spėjom išdžiūt. Ir truputį norėčiau, kad greičiau pabaigti, kad greičiau namo sugrįžtumėm, greičiau dovanas įsidalintumėm. Noriu kuo greičiau, kaip sakant, ir papasakoti truputį statistikos. Per varžybas buvo pagauta 31 žuvis, bendras žuvų svoris 242 kg 600 gramų. Galiu pasakyti, kad bendras pagautų žuvų svorio vidurkis ganėtinai neblogas, 7 kg 83. Pradėsiu nuo vietų, kurios galbūt nepagavo, bet laikinas dalykas. Gaus gerų pašarų, geresnių gal, tai manau, kad pagaus. Ir norėčiau pasikviesti iš karto gal 10-11 vietą užėmusią komandą. Tai būtų Valdas, Adžiukas, Taip, taip. kuris gal kada nors turės labai gerus kablius ir kurie neįsitiesins. Ko gero. Pablokit, pasveikinkit.
Vaidai, kad tu dieną. Čia nuo manęs valdai, kad ir mažiuką, bet karpuką, kad pagautum. O čia nuo mūsų čiulpikam. O ką, pačiu nėra blogai. Čiupa. Taip, dabar dar ir gintai čiulpikų. Pagauk nors vieną kaip mes. Gintai. Čia tau. Aš kaip Mažiuką likimo. karpiuką, kad pagautum. Va. Aš tau kaip likimo brolis. Taip pat žinai. Oi, negavo. Tai palauk, valdai, foto. Tu kažkaip mane apsikabinai įdomiai. Aš žinau, kur kad Taip, trečią vietą pas mus užėmė Jonas su klasioku. Jonukai, tau vežiau 2 metai, bet šįmet jau tikrai parvežiau, prašau, turėsi. Mačiau jau nusipirkai pats, bet parvežiau dar vieną. O čia klasiokui. Jonai. Klasiokui. New York Times, kur tie yra? Imkit mane, ne? Antrą vietą užėmė Žaibas, Šaras. Vos neįveido. Šarai. Prašau, Šarai. Čia ir pukas nuo manęs sietka. Dar. Tinka ir kapuka. Nu ką, priėjom prie pirmos vietos. Povilas su Remigiju davė kaip turi būti. Ką čia davė, žuda nieko čia. Nu tai ką, reikia pasveikinti. Povilai! Eik čia, Povilai! Dėkui. O? Na, molinium nebuvau karpių gavęs. Taigi pagavęs, o ne? Stojam. Dėkui. Stoja, neikit. Nu ir didžiausiai žuvį, Big Fishą, kuris svėrė 13 kg 450 gramų, pagavo vėl tie patys. Per aukso žyną pasileidom, dabar vėl pasikavom. Lygiai toks svoris. Ačiū. Ačiū, gėlių nereikia. Taip, dar yra tam tikri rėmėjai, kurie ir steigia savo dovanas. Be jūsų nebūtų tokių varžybų, be tvenkinio šeimininko, be mūsų šef-povaro Rulio, be mūsų šef-povaro Artūro. Paplokim ir norim dovanėlę pateikti. Gintai, ateik. Tu sakai, 4 tau minutės užtrunka važiuoti iki mūsų, tai kad tau kava neatšaltų, prašau. Artūrai, ateik. Kad, žinai, sakei, tingėjai kėdės neštis, bleba, tai va tu turėk dabar kėdės. Čia iš saulaukio. Pirmau laukis. Prašau. Kaip tikram vyrėjui. Rulė, ateik. Ant palaukimą galės. Sulauži. Tai turėtum su kuo valgyti. Daugiau atveši kitą kartą. Taip, dar noriu pasakyti, kad galima sakyti, gal ir pagrindinis generalinis rėmėjas buvo, kuris, Kaliošų karaliai davė, kiekvienam iš mūsų dalyvių po guminių kelnių porą. Tai va, dalinu visiems, kurie dalyvavo, po vieną ir paskui žiūrėkit ten išmeros, nežinau, kokias yra. Prašau, dabar kas, gal pradėkėm nuo mažiausių. Nuo pirmos vietos. Va, pirmą vietą.